Sveiki draugai, šiandien Klaipėda, tikrinsiu automobilį BMW 540 2017 metų, 3 litrai, benzinas 250 kW, automatas, Amerika, galiniai varomi. Tai trumpai, kiek žinau apie tos variklius, gana neblogi varikliai, 6 cilindrų, vienaeiliai, B58, jeigu neklystu. Tai visai įdomus technologijų derinys, gana stiprus tas motoras, padarytas jau patobulintas, jau tiek nėra bėdų. Bet vienintelis visą laiką patarimas ir BMW vairuotojams, ir kitiems vairuotojams: netaupykit ant tepalų, keiskit, jeigu varikliai su dideliom apsukom, kaip būtent šitas, tai keiskit bent kas 8-7 tūkstančius tepalus ir tikrai nebus jokių bėdų. Ir tas jau patikrinta 100%. Tai va, dėžė, aišku, ZF stovi 8 bėgių, gerą, patikimą, tvarkingą dėžę, priežiūrą 50 tūkstančių, pakeičiam tepalus su filtru. Tai būtent šito automobilio rida yra 177 tūkstančiai. Pirktas buvo Lietuvoje, parvežtas iš Amerikos, buvo daužtas dešinės pusės kampas. Tai ką, pradedam tikrinti. Priekinis kairės pusės sparnas, kažkokių vizualinių kažkokių defektų stipriau nematau. Dabar taip, tarpas tarp durų kairės pusės ir sparno priekinio lygus, stoikė priekinė, turi grįžimą nedidelį. Taip, stiklas priekinis keistas, stovi ne BMW. Pardavėjas sako, kad buvo keistas dėl to, kad akmenuką buvo pagausi, bet pakeistas į gerą. Neįkinėti, tai galinis veidrodėlis kairės pusės. Kažkokių rimtų pažeidimų nematau. Durelės kairės pusės vairuotojo yra šiek tiek tokie maži, tokie pabraižymai, bet gal susipadėros. Durelės užsidaro gerai, kairės pusės galinės durelės. Kažkokių didelių defektų nematau, atidaro gerai. Taip, dabar tarpas tarp galinės sparno ir durelių yra lygus. Galinis sparnas. Kažkokių taip pat pažeidimų nematau. Galinis kairės pusės žibintas, vidinis, išorinis, įtrūkimų nėra, neparasavęs. Bamperis kairės pusės, tas sparnas eina gerai. Bamperis, yra tokie smulkus, tokie pabraižymai, bet susipoliruos, aš manau. Taip, galinis dangtis, taip pat šiek tiek yra pabraižymų, bet nežymus. Nuslintuvai švarus. Dešinė pusė bamperio galinio taip pat yra pabraižymai, bet susipoliruos, čia yra nedidelis. Su sparnu galiniu kairės pusės sueina gerai. Žibintas dešinės pusės tvarkingas. Dabar dešinės pusės sparnas. Kažkokių didelių nėra pažeidimų, yra tokie smulkus pabraižymai. Taip, dabar užpylimo dangtis užsidaro gerai. Stogas iš viršaus nieko rimto nematau. Durelės dešinės pusės galinės užsidaro gerai. Tarpas yra lygus. Durelės dešinės pusės priekinės atidaro gerai. Tarpas taip pat tarp durų yra lygus. Yra pabraižymai tokie nuo durelių. Dabar taip, galinio vaizdo dešinės pusės veidrodėlis. Yra čia tokie maži pabraižymai. Dabar taip, tarpas šiek tiek nelygus. Priekis dešinė pusė, kadangi čia buvo automobilis daužtas. Taip, dabar dešinės pusės sparnas priekinis. Sakau, yra čia nelygus tas tarpas. Matosi.
Dabar tai priekinis dešinės pusės žibintas taip pat ne kažkokių pažeidimų nematom. Sparnas su bamperiu sueina, nu yra čia toks čiut kreivumas. Bamperis dešinė pusė. Kažkokių bėdų nematau, kapotas yra apdaužytas akmenukų. Čia tokių reikėtų pataškoti, užpoliruoti, šiaip galima padaryti. Kairės pusės bamperis, priekinė dalis. Taip pat kažkokių problemų nematau. Kairės pusės žibintas, nu irgi apdaužytas yra, nupoliruoti galima. Tarpai kapoto kairė pusė. Dešinė šiek tiek didesnis. Kairė čiut plonesnis. Einam toliau. Taip, priekinė spyruoklė yra nesulūžusi kairiai pusiai. Kaip ir viskas yra gamykliškai. Taip, padangos apie 60 procentų likutis. Taip, padangos pas mūsų MS 22 metų. Taip, stabdžių diskas priekinis kairė pusė praktiškai išdilimo nėra. Gal pusę milimetro. Išorinis diskas, nu, yra tokių nedidelių pabraižymų. Yra tokių. Taip, dabar slenkstis. Kairė pusė. Apsaugos vietoj. Kažkokių bėdų. Nematau, kad būtų kažkas sulaužyta. Apgadinta nėra. Kairės pusės galinis dabar ratas, taip. Padangos MS-ai, 21 metų Pirelli. Čia pas mūsų Pirelli. Čia X-Drive'as yra? Ne. Taip, dabar galinis stabdžių diskas apynaujas. Kaladėlių likutis apynauja irgi. Tas išdėlimas pačios padangos apie 40-50 procentų, bet jau toks matosi guma tokia nesuper šviežia. Pats išorinis lėtas ratlankis, nu, yra irgi pabraižymų. Nedaug, bet yra. Taip, duslintuvas yra švarus. Apatinė dalis yra apsaugos. Kažkokių tepalų prasisunkinimų iš reduktoriaus nematau. Dešinė pusė. Taip pat kažkokių problemų nematau. Duslintuvas turi sklendę. Toliau dešinė pusė, gilinis ratlankis. Pabraižymų praktiškai nėra, yra va čia tik tai. Taip, dabar išdėlimas to stabdžių disko irgi pusę milimetro, gal mažiau. Padangos tokios pat kaip ir kairiai pusiai Pirelli, tie patys. Taip, protektorius padangų vienodas, nes visas komplektas vienodas ir gerai. Dešinės pusės, tai yra dešinės pusės slenkstis iš apačios. Nu, tokie vat minimalūs. Čia galbūt netgi purvas. Bet kažkokių tokių pabraižymų nematau rimtų. Apsaugos vietoj. Taip pat kažkokių tepalų prasisunkinimų. Kiek matau, iš apačios nėra. Dabar padanga tokia pat kaip ir kairiai pusiai. Spyruoklė nelūžusi. Taip. Dar rimčiau čia išsuksiu ratą pasižiūrėti. Taip, dabar stabdžių diskas išdėlimas pusę milimetro. Ratlankis yra pabraižymų. Padangos galinės 21 metų. Priekinės 22. Nu jau senokus.
Bet tą kitą žiemą jau nelabai tiks. Vasarą davažiuoti. Taip, dabar intercooleris. Kiek matau, sausas. Apačia apsaugos vietoj. Kažkokių lašų tepalų ar kažko tokio nematau. Tai einam nuo stogo, pradedam. Turbūt minus turi būti iki 100 kažkur tai 70, 150. Tokie vat rodmenys turi būti. 165 dar, nu, sakykim taip, 200 jau antras sluoksnis. Gal tiesiog čia yra sluoksnis šiek tiek didesnis, nes nu, nėra to didelio tokio skirtumo, tikrai nėra. Tai va, tai plius minus va tokie turi būti parodymai. Čia dabar buvo stogas, tai dabar einam kapotas. Kapotas buvo keistas. Pardavėjai jau pirko tą mašiną, jau sutvarkytą, tai sakyčiau irgi vat, nu, normaliai, bet aš matau, kad yra mažų tokių dulkelių, tai nu, tiesiog blogai nupoliravo kažkada. Čia irgi nebaisu. Tas sparnas keistas, niekur. Aš jau praėjau iš tikrųjų visą. Tai niekur aš jokio špakliovkės nematau. Tai va 160, priekinės dešinės pusės sparnas 155. Dabar durelės va 240, tai čia bus pas mūsų perėjimas nuo sparno. Kad atitiktų dažų spalvą, tai daro perėjimą. Tai vat, plius minus čia vat, durelės šitos kažkokiuose vietose vat, gerai, kažkokiuose vat, 200, tai vat, antras sluoksnis. Dabar einam dešinė pusė galinės durelės. Nu, vat, jau čia tik tai lakas, jau čia vat, matom 140, 160, jau 150 jau gerai, tas durelės jau gerai. Sparnas galinis dešinė 180, 170, 180 gerai. Dangtis galinis pas mūsų 175, aliuminis tai irgi gerai. 180, sparnas kairės pusės galinis. 175, šaknė 200, 195, tą dar pasižiūrėsiu. Stogas kairė pusė. Stogas iškart 155. Dabar vis tiek tas sparnas man tai jisai turi antrą sluoksnį. Taip, kairės pusės galinės durelės. O iškart 160, 175. Čia irgi gali būti perėjimas. Priekinės vairuotojo pusės durelės. Tai yra vairuotojo. 200, 180, 190. Taip pat irgi 200, 175. Ir priekinės kairės pusės sparnas. $70, 200, tai irgi, kadangi kapotas buvo dažytas, tai perėjimus vis tiek darė.
Taip, dabar dangtį viršutinį nuėmiau. Taip, dabar prieš 20 000 buvo pakeistas žvakės. Buvo padarytas aptarnavimas, termostatas, flanšai, nes šiek tiek yra toks kvapas, bet labai toks minimaliai antifrizo, tai gali būti. Taip, bet iš viršaus viskas yra sausa. Kaip matau, iš priekio irgi kažkokių tepalų prasisunkinimų nematau, iš pačios dangtis yra sausas. Dabar kas pas mūsų liečia, numeris matosi gerai. Stakanas priekinis, dešinė pusė, hermetikas yra dešinė, kairė vienodai. Ai, tai va, tai čia bakelis bus praleidžia čiūčiut. Nes čia jau kalkių yra. Tai aš jaučiu, tas kvapas yra. Ir čia. Jūs gal nematėt, yra bakelis čiūčiut kiauras. Nu. Nes vat, kur yra kalkės, ne va tos vat. Va čia kažkur tai čiūčiut yra matomai skylutė. Ir vat jis bėga vat čia, bet matomai tų kalkių jau antiek prie, kad ta skylutė jinai jau kaip ir užsisandarino, tai gal čiūčiut kažkur tai pas bakelis. Šitą vietą. Bet čia irgi yra smulkmena, kaip ir bakelė, čia yra keičiami dalykai. Kažkur tai, sausas, kairė pusė, dešinė pusė, čia šitoje vietoje taip pat aš kažkokių rimtų bėdų nematau. Čia irgi vat kiek dešinės pusės hermetikas yra gamyklinis. Yra gamyklinis. Viskas savo vietoj. Kažkokių įtarimų man nekyla dėl to. Ir čia, vat, kiek matom, vat, čia yra. Ir čia yra tas suvirinimas, yra gamyklinis. Aišku, viską dabar padarom, bet jau jeigu būtų rimtas kažkoks tiesinimas, tai tikrai būtų matyti. Ir lonžeronas, vat, kiek eina man parodyti, tai nematau aš kažkokių čia bėdų, nei kairiai pusė, nei dešiniai. Tepalo dangtelis yra švarus. Tarpinė po dangteliu irgi nematau, kad čia būtų kažkokio tepalo daug. Čiut yra parasavimas, bet čia tepalo turbūt dapilinėjo. Taip. Kapoto varžtai. Kapoto varžtai, aišku, kapotas keistas buvo. Tai sakė pats pardavėjas. Taip, dabar salonas. Durelės vairuotojo. Ta pas mūsų plasmasė vidinė, rankinus. Pati apdaila. Tik tai purvas yra, bet kad nėra sugadinta, nematau. Dabar taip, vidinė dalis. Gumos sveikos. Pedalai, išdėlimas natūralus. Vandens turbūt nėra. Čia yra patrinta kažkiek tai. Taip, dabar ortakiai kairės pusės neišlaužta, vairas nesiūtas. Nematau, kad būtų dažytas, yra natūralus susidėvėjimas. Dabar taip, sėdynė vairuotojo.
keista tikrai nėra. Dažyta turbūt irgi nėra. Nes kai dažosi, tai būna, kad siūlai irgi nusidažo ir tada matosi skirtumas. Taip, displejus pas mūsų nesugadintas, ortakių vidinė dalis yra tvarkingos, nu, yra šiek tiek pabraižymai tokie, irgi galima nupoliruoti, ne problema. Dabar taip. Lubos tvarkingos, porankis taip pat neparuoštas, nedažytas. Tai varžtai durelių kairė pusė stoikė neliesti, priekis neliesti. Galas, taip, sėdynė galinė, nu, yra turbūt nuo laiko. Sėdynės čia prispausta, taip, galinės dalis sėdynių be kažkokių problemų, vidinės dalis, nu, yra tokie pabraižymai, čia laiko nusidėvėjimas, oda, durelių kairės pusės galas tvarkinga, lubos tvarkingos, reflektoriai gale neišlaužti. Bagažinė atsidaro, bagažinė malkų nevežioja, viskas kaip ir švaru. Viršus gražus. Kaip ir gumos tvarkymus. Atsidaryti atsidaro. Okay. Taip, durelės dešinė pusė galas taip pat yra tvarkingos. Dešinės sėdynės galas be kažkokių problemų. Sėdynė galinė taip pat tvarkinga, lubos tvarkingos. Vidinė dalis, varžtai nesukti. Dabar dešinė pusė priekinės durelių apdaila. Taip pat be kažkokių pažeidimų. Sėdynė nesiūta, nedažyta. Sėdynė veikia. Taip, dabar kol kraunasi, tai pasižiūrėsiu sėdinių šildymas. Taip, zonos yra oro padavimo. Sklendės jau jaučiu, kad veikia. Įsibėgėja. Ventiliacija sėdinių pradėjo veikti. Taip. Rankinis veikia. Taip, dabar mygtukai ant vairo veikia. Dabar kas pas mūsų toliau, kokios klaidos, iškart online režimą žiūrim.
Taip. Ventiliacija veikia, čia šiltas, čia šaltas. Pakeičiam. Kamera veikia. 360 veikia, linija veikia. Health report. Iš variklio 2 klaidelės yra. Daugiau. Taip, dabar taip, kas pas mūsų radiatorių, nu, sakiau, kad yra, aš jums jau sakiau, kad radiatoriaus, tai yra plastmasinio aušinimo skysčių bakelis yra čiut-čiut pritrūkęs, tai va tą ir matom. Seat pneumatic model front left, tai kažkas su pneumatika, bet irgi gal galėjo kažkada, nes sėdynė kaip ir veikia. Paskui anti-alarm, nu, bet čia su alarmu čia jau nebe. Paskui kamera kažkur buvo trumpas, lack of visibility, tai trūko matomumo, gal sniegas, gal purvas. Tai kaip ir kondicionieriaus status transmitter, tai Windows screen. Irgi čia tokios nėra, kad čia kažkokie motorai būtų ar kažkas tai tokio. Taip, klaida buvo pagauta prie 171, o dabar pas mūsų yra 177, tai prieš 6000 buvo ta klaida. Šitą taip pat kartu jie atsirado. Engine, tas blind. Čia freeze frame. Tas klaidelės pas mūsų atsirado čia dėl to. Ir va, radiatorius, nu, rašo, kad ir čia blind top blocket, tai yra tas aušinimo skysčio bakelis, kad nu, čiut-čiut jis jaučia, kad spaudimas. Jo, čia tai irgi vat, prie tos ridos, tai vat, ne taip seniai atsirado matomai. Taip, sėdynė šyla, sėdynė viskas, abidvi šyla. Prie tos pačios ridos. Taip, dabar dėl dėžės, dėl ridos. Laš 1778888. 1778888, gražus skaičius. Nu va, čia dabar važiuoju, tiesiog čia tas drive darau, bet nefilmuosiu, nes ir rizika yra, ir pačiam nesinori, ir policija gali būti. Tai jeigu bus kažkokie man įtarimai, kažkas, tai aš tada pafilmuosiu, pasakysiu. Bet dabar kol kas automobilis važiuoja, tai yra akseleratorių priima labai gerai, įsibėgėja gerai, kažkokių diskomforto aš nejaučiu, nei iš vairavimo, nei iš pavarų perjungimo, nei iš, kad kažkur tai temptų mašiną. Tai vienu žodžiu, to aš pasižiūrėsiu išjungus kamerą, dar dėmesingiau, jeigu bus kažkokio įtarimo, aš tada pafilmuosiu, pasakysiu. Tai va, tas klaidas aš ištryniau, padariau test drive'ą, dabar jokių klaidų kitų nėra.
liko tik tai, kad kamera heating shoot, kad open, nu, kažkas yra su kamera window heating, tai yra su šildymu kameros, bet kameros veikia, ta prasme 360 veikia, atbulinė veikia, vairo kolonėlė nestringa, nieko, nu, tai va, tai kažkokie klausimai klauskit. Nu va, automobilį patikrinau, jeigu labai trumpai, tai man šitą mašiną patiko. Taip, nėra jinai super ideali, bet jinai ganėtinai dar gyva. Tai va, iš pardavėjo žodžių, kad ir tepalai buvo keisti, kas 8000. Pardavimo priežastys yra aiški, važinėjo moteris, tai nori atsinaujinti, tiesiog prižiūrėjo visą laiką. Tai dėl kainos kaip ir sutarta, tai aš manau, kad neblogas variantas. Dėkui Jums už dėmesį, tai skambinkit, klauskit, komentuokit. Geros dienos.